Sveiki visi, Dovydas čia. Taigi tęsiu 4 Lard raketos istorijos pasakojimą. Išaušus 2014 m. kovo 21 dienai, tai yra penktadienį, susikrovęs visus daiktus išlėkiau į mokyklą. Iškentėjus vos 3 pamokas ir iš kitų likusių 3 pabėgus, aš bei 2 mano draugai išlėkėm į šalia buvusį aerodromą. Be iš tikrųjų net nesitikėjau, kad šis aerodromas taps puikia paleidimo aikštele. Ilgas pakilimo takas duoda daug vietos paleidimui, o didelis tuščias laukas aplink palengvina raketos susigrąžinimą po paleidimo. Taip pat kliūčių nebuvimas užtikrina gerą radijo ryšį ir matomumą. Kas užsiemate panašią veiklą, tikrai siūlau šią vietą. Taigi atvažiavę į paleidimo vietą, pirmiausia raketą reikėjo paruošti ir išjungti saugiklius. Taigi jungiau imtuvą ir realių maitinimą ir atjungiau saugiklius. Nors ir nuo raketos variklio savaiminio užsidegimo saugojo 2 saugikliai, vis tiek sėdėdamas pamokose įsivaizdavau, kad išgirdęs trenksmą ar pažiūrėjęs pro langą galiu pamatyti panašų vaizdą. Paruošus raketą, įtvirtinus ją prie paleidimo aikštelės ir galiausiai padarius šiokią tokią fotosesiją, raketa buvo pilnai paruošta paleidimui. Na ir štai pirmasis blynas. Eik tu savo. Jo, dėl vėjo ir nešęs į šoną. Pirmasis skrydis buvo tikrai netobulas, tačiau tikrai džiaugiausi, nes viskas suveikė. Variklis pradėjo veikti iškart nuspaudus mygtuką, paleidimo aikštelė puikiai atliko savo darbą, imtuvas iškart priėmė signalų sklisti parašiutą, išmetimo sistema, kad ir kokia primityvi buvo, suveikė ir galiausiai parašiutas sėkmingai išsiskleidė. Tačiau, kaip ir minėjau, ne viskas buvo tobula. Pirmiausia, raketa iškart pradėjo verstis į šoną, manau dėl to, kad stūmos centras nesutapo su masės centru. Aukštis taip pat nuvylė, nors ir norėjau nedidelio aukščio, bet tikrai nesitikėjau tokio mažo. Parašiutas vos spėjo pilnai įsiskleisti prieš pat rengintis į žemę. Aišku, tai buvo dėl mažo aukščio, pavėluota parašiuto išmetimo ir ilgą parašiuto įsiskleidimo laiko. Juokingiausia tai, kad raketa nusileido vidury šlapios dirvos, todėl man teko labai ilgai ir sunkiai bristi jos pasiimti. Galiausiai viską apibendrinus, pirmasis skrydis buvo sėkmingas. Bet duomenų trūkumas mane verkiant vertė greitai suorganizuoti kitą paleidimą. Todėl tik po savaitės 2014 m. kovo 28 d. tuo pačiu metu su ta pačia chebra skaičiavom paskutinės sekundės iki antrojo paleidimo. Nu gerai, 3, 2, 1. Fuck! Wow! Eik tu, na. O kūn! Skleiskis! Varyk! Wow! Antrasis skrydis beveik nesiskiria nuo pirmojo. Vienintelis patobulimas antrame paleidime buvo parašiuto išmetimo sistema. Atsisakiau daryti vienkartinį stūmoklį iš 2 butelių, o vietoj to sugalvojau būdą, kaip paprastą pompą paversti stūmoklį. Beje, šitą aliumininę pompą man atidavė vienas iš draugų, kurie žiūrėjo tuo metu skrydį. Tad dar kartą ačiū. Štai porą stūmoklio testavimų. Gerai. 3, 2, 1.
Jėga. 3, 2, 1. Raketa vos palikusi pakilimo aikštelę pradėjo verstis į šoną. Tačiau tai geras ženklas, nes sudėdamas variklį pabandžiau balansuodamas raketą nustatyti stumos ir masės centrus. O tai padarė sužinau, kurią pusę ir kiek stumos ir masės centras nesutampa. Taip galėjau nustatyti, kurią pusę raketa skrisdama nukryps. Visas numatytas nukrypimas puikiai atitiko realų skrydį. Iš video medžiagos taip pat sugebėjau nustatyti, kokią apytikslį stumą turi variklis, variklio impulsą bei specifinį impulsą. Taip pat iš video galėjau apytiksliai paskaičiuoti ir į kokį aukštį raketa pakyla. Vėliau bus įdomu sužinoti, kaip tiksliai pavyko paskaičiuoti raketos variklio specifikaciją, kaip pasigamins įrangą, kurie ją skaičiuos žymiai tiksliau. Taip sužinosi, ar įmanoma pasitikėti duomenimis, kurie gaunami iš vaizdo medžiagos. Taigi apibendrinus, abu šie skrydžiai nemažai mane išmokė. Tačiau šie skrydžiai tai yra tik visko pradžia ir ateityje planuoju pasigaminti dar galingesnės raketas. Tada ateityje bus dar daugiau skrydžių, linksmų akimirkų ir klipų. Iki. Telefonai, raga.